Labadiena! Džiugu, kad naujas mūsų tinklalaidžių sezonas įgavo pagreitį. Tad nieko nelaukdama kviečiu pasiklausyti dar vienos mūsų laidos. Su jumis sveikinuosi aš Viktorija, o šiandien studijoje turime jau praeitame sezone girdėtą ir puikiai mums žinomą svečią. Tai Lietuvos sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų profesorius, gydytojas kardiologas Rimvydas Šlapikas. Sveiki, profesoriau. Sveiki visi. Tikrai nemažai kalbėjome apie dislipidemiją, visokius organizme vykstančius procesus, tačiau šiandienos tema yra apie omega-3 riebalų rūgštis. Dažnai girdime apie omega-3 turbūt reklamose, dažniausiai kaip papildus, tačiau šiandien bus tarsi aptarti 3 aspektai – maistas, papildas ar vaistas vis tik omega-3 riebalų rūgštis yra. Tai gal pradėkim nuo pradžių, kodėl organizmui omega-3 ir apskritai riebiosios riebalų rūgštis yra svarbios. Taip, dar kartą ačiū, kad pakvietėt ir visiems linkėjimai pasibaigus vasarą, tikiuosi, kad visi pailsėjo, įgavo jėgų, o tikrai labai įdomi tema tai yra omega-3 riebalų rūgštis. Manau, kad apie tai tikrai reikia kalbėti apie tuos žuvies taukus, apie jų derivatus, apie papildus ir apie vaistus, tarkim tokį vaistą kaip omakora, kuris jau yra traktuojamas kaip vaistas. Tai va ir aš manau, kad yra žymiai daugiau vaistų, kurie sumažina išeičių skaičių, tarkim kokie statinai ar antitrombocitiniai vaistai ar kaip inhibitoriai. Tačiau aišku, tos omega-3 riebiosios rūgštys taip pat turi savo vietą ir jos tam tikrų procentų, jeigu yra paskiriamos teisingai ir vietoje, tikrai gali padėti mums išvengti papildomų infarktų ir insultų atveju. Tai va, bet kadangi šiandien kalbam apie tas riebalų rūgštis, kas yra omega-3, tai aš siūlyčiau vis dėlto pakalbėti trumpai ir apie kitas riebalų rūgštis, apie kurias mūsų dažnai ligoninė klausia, tarkim, ar kuris aliejus yra gerai, kuris riebalas yra gerai ir blogai, kiek galima jų valgyti. Tai labai trumpai norėčiau pradėti nuo to, kas yra tos riebalų rūgštės, nuo chemijos. Tikrai būsiu labai trumpas, nevargysiu chemiją. Iš esmės tai yra vienos su kitu sujungti anglies atomai, tarp kurių yra viena arba dvigubos jungtys. Ir nuo to, kiek yra anglies atomų ir kiek yra tų dvigubų jungčių, priklauso, kokią turime riebalų rūgštį ir kokia yra jos biologinė funkcija. Tai riebalų rūgštys gali būti 3 būviuose laisvės, jos gali būti sterifikuotos ir gali būti trigliceriduose. Tai iš esmės, jeigu kalbant gyvenimiškai, tai mes kalbam apie riebalus, kas yra riebalų rūgštės, tačiau tai prastai yra sočiosios rūgštys, kurios kambario temperatūra yra kietos. Tai yra lašiniai, taukai, sviestas, sūris, palmitino, kokos aliejai. Yra kita riebalų rūgščių forma, tai yra aliejai, tai yra paprastai nesočios arba polinesočios rūgštys ir jom būdinga tai, kad jos kambario temperatūra yra skystos, o jeigu, tarkime, nesočias rūgštes įdėsime į šaldytuvą, jos taps balsgalos kietokos. O tokios kaip žuvies taukai, netgi frizerį įdėjus, jos gali išlikti skystos. Tai čia tokie praktiniai pastebėjimai. O jeigu kalbėti apie jų funkciją organizme, jinai yra turbūt trejopa. Pirma, riebalų rūgštys tai yra didžiulis energijos šaltinis, tai yra mūsų branduolinė energija. Su maistu mes gauname trigliceridus, juos žarnynas apjungia į cholesterolį, į cholomikronus, kurie vėliau kraujyje yra skaidomi lipazių ir iš ten gauname energiją. O kepenys taip pat gamina riebalų rūgštis, kurios yra pakuojamos į labai mažo tankio lipoproteinus ir vėlgi panaudojamas energetikai. Tai va tokios jos funkcijos. Tačiau labai svarbi funkcija yra ta, kad iš esmės riebalų rūgštys yra visų mūsų organizmo ląstelių sienelių dalis. Ir nuo to, kas vyroja toj sienelė, kokios riebalų rūgštės, tos membranos turi tam tikras funkcijas. Tarkime, praleisti vienokį ar kitokį fermentą, hormoną ar tai mikroelementą. Ir turbūt viena iš tokių pavyzdžių, kaip tai atsiliepia membranų energetikai, tai yra, tarkime, kepenų ląstelių membranos. Jeigu mes valgome daug omega-3 riebalų rūgščių, tarkim, žuvies taukų, tai tos sienelės, tos membranos kepenų ląstelių tampa labai, labai minkštos, tokios paslankios ir ten išsidėstę labai mažo tankio lipoproteinų receptoriai, kurie gaudo cholesterolį, jie tampa labai patogiai įsitaisę, jie gali sukinėtis į visas puses ir gauti sėkmingą cholesterolį. Dėl to, kai mes vartojam omega-3, tai mūsų cholesterolis mažėja. Toks praktinis pavyzdys. Gal aš per sudėtingai kalbu?
Gal mane reikia sustabdyti. Kalbėjot apie omega-3, omega-6 pavadinimus, jau pusę ir susipainėjau. Tai kas lemia tokius jų pavadinimus? Gal pradėkim nuo šito. Omega skamba tikrai gražiai, yra labai geras laikrodis omega, gražių pavadinimų, na tai kažkas tai tokio. Galbūt pasakysiu, ką reiškia tas omega, na iš konteksto. Reiškia, omega yra paskutinis anglies atomas molekuliai, pirmasis alfa pagal graikų abėcėlę. Ir omega ir skaičius šalia 3 reiškia, kad ties trečiame nuo galo anglies atome yra dviguba jungtis. Tai omega 3 yra žuvų taukų. Omega 6 reiškia, kad dviguba jungtis yra šeštam nuo galo nuo omega anglies atomo ta dviguba jungtis. Tai tą galima ir prisiminti, tai nėra taip sunku. Bet galbūt šiek tiek, žinau, kad nuvarginau, šiek tiek apie tas rūšis riebalų rūgščių. Jos yra 3 iš esmės. Tai yra sočiosios, nesočiosios ir polinesočiosios riebalų rūgštys. Sočios yra tos, kurios neturi nė vienos dvigubos jungties. Pavyzdžiai tai yra palmitimo, serino rūgštis, o šaltiniai tai yra vėlgi riebalai, sviestas, taukai, palmių ir kokosų aliejus. Aišku, energetiškai tai yra geros rūgštis, tačiau biologiškai tai nėra labai gerai. Taip, kad tas kokoso ir palmių aliejų naudojimas maiste tikrai, sakyčiau, yra vengtinas, o tokių dar pasitaiko iš esmės. Kita turbūt svarbi grupė tai yra nesočiosios riebalų rūgštys. Čia tarp anglies dviejų atomų yra viena dviguba jungtis. Ir tipinis pavyzdys šitos rūgšties yra, tarkime, oleino rūgštis ir jo yra daugiausiai alyvuogių aliejui. Ir šiek tiek, aišku, rapsų, kukurūzų, bet pagrindė alyvuogių aliejuje. Ir šita rūgštis yra galbūt šiek tiek naudingesnė, kaip sakoma, jeigu vartoju daugiau alyvuogių aliejaus, tai šiek tiek mažina ir cholesterolio koncentraciją. Ir aš pamenu senus laikus, kada tai buvo nustatyta, kad žmonės Amerikoje, net ir pas mus, pradėjo gerti aliejų šaukštais. Nežinau, kiek tai buvo naudos, bet gal nepakenkė. Dabar to nedarom, aišku. Bet tai reiškia omega 3 vis dėlto yra svarbiausios riebalų rūgštys ir turbūt mes turim kalbėti apie tą paskutinę grupę polinesočiasias riebalų rūgštis. Tai vėlgi esu priverstas sakyti, kad yra 2 grupės, tai yra omega 6 ir omega 3 riebalų rūgštys. Tai jom būdinga tai, kad jos turi mažiausiai 2 dvigubas jungtis, o gal ir daugiau tai ir 4. Tai tas omega 6 atstovas yra linoleinė rūgštis, jos yra daugiausiai rapsų aliejui, turbūt sojų pupelių aliejui, kukurūzų aliejui. Ir tai yra svarbi rūgštis, dėl to jinai turi beje 18 anglies atomų ir 2 dvigubas jungtis. Ji yra svarbi tuo, kad iš jos organizmas gali pagaminti vadinamą arachidoninę rūgštį, yra 20 anglies atomų ir 4 dvigubos jungtis, ir tai yra mūsų uždegiminių žymenų gamybos šaltinis. Tai yra arachidoninė rūgštis, gali virsti prostaglandinų, prostaglandinų lekuterenais, kurie yra labai svarbus mūsų uždegiminiam procesam organizme. Tai va, ir turbūt pati paskutiniausia grupė tai yra omega 3, tai yra tos, kaip ir žuvies taukai, bet yra ne tik žuvies taukai, kadangi omega 3 gali būti ir augalinės kilmės, ir šita rūgštis vadinasi alfa-linoleno. Tai yra 18 anglies atomo 3 dvigubos jungtis, ir jo šaltinis yra, pavyzdžiui, chia sėklos arba linų sėmenis, o likusios 2 tai yra grynai žuvinės kilmės, iš vandenyno kilusios rūgštys, tai yra ekozopenteno rūgštis ir dokozohekseno rūgštis, atitinkamai 20 anglies atomų ir 5 dvigubos jungtis ir 20 anglies atomai ir 6 dvigubos jungtis. Turbūt apie tai reikia kalbėti ir turbūt reikia pasakyti, kad tos polinesočios rūgštys yra būtent esencialinės, nes jų organizmas negali pasigaminti, mes jas turime iš kažkur gauti. Tai kaip tik ir norėjau šito klausimo klausti, nes daug funkcijų atrodo atlieka riebalų rūgštis pas mūsų organizme ir daug vardijot, iš kur galima gauti, tarsi kokosų aliejus ten ar kiti aliejai, čia sėklos, bet ar pats žmogaus organizmas gali pasigaminti tas riebalų rūgštis? Tikrai puikus klausimas. Jis gali pasigaminti sočiasias ir nesočiasias, kiek nori iš angliavandenių ir baltymų, tačiau polinesočių jis pasigaminti negali. Čia yra gera žinia veganams, tie, kurie dar gyvi. Aš juokauju, aišku, jie šiaip yra nuostabų žmonės, kad jie nevalgo ne žuvies, tai kad iš tos alfa-linoleno rūgštis, kuris yra iš chia sėklų, gali pagauti tas žuvinio omega 3. Tai čia yra geras ženklas, bet vis tiek tai labai mažai pasigamina tos
omega 3, tai mano patarimas sekančiam tų veganų suvažiavimui, kad jie savo dienotvarkę trauktų klausimą, ar nebūtų galima papildyti jų dietos, tarkime, žuvies taukais. Tada būtų visai gerai. Tai prakalbam apie maistą ir tikrai, kaip minėjot, buvo tarp vyresnių žmonių tas tikrai gajus mitas, kad reikia kuo daugiau aliejaus suvalgyti net šaukštais. Tai vis tik kokį kiekį galima gauti su maistu, tų omega, kiek čia gal skaičiais galima apibriežti? Klausimas tikrai geras, bet atsakymas yra gana toks ne visai tikslus. Tarkime, kalbant apie omega 3, tai mes jeigu nevalgome papildomai žuvies, mes gauname apie 150 mg, tai yra nedaug. Japonai, jie gauna iš savo visų patiekalų iki 1,5–2 gramų. Okinavoj, pavyzdžiui, tai yra labai daug iš tikrųjų ir mes to niekada iš esmės nepasiekiam. Bet tikrai manau, kad reikia tikrai didinti tą omega 3 kiekį mūsų organizme. Tai manot, kad pavyktų su maistu jį vis tik padidinti, pakeičiant racioną, ar vis tik reikėtų imtis kažkokių tai papildų? Taip pat geras, klasingas klausimas. Aš manau, kad jeigu taip, kaip mes japonai maitintumėtumės, tai gerai, bet turbūt tai vargu ar įmanoma. Ir, turbūt 1–2 patiekalai per savaitę žuvies mums nepapildytų pakankamai tos omega rūgščių. Bet aš manau, kad vis tiek reikia pradėti nuo maisto ir būtent pasirinkti tą maistą, kur to omega yra daugiausiai. Omega yra daugiausiai 4 žuvise. Tai yra lašišoj, skumbriai, sardinėse ir spėkit kur dar. Viena žuvis. Prastuoliška. Taip, bet vargšų maistas, kas yra? Silkė. Silkė. Tai va tos 4 žuvys, tai iš esmės, kur yra daugiausiai. Beje, silkė yra kitąkart žymiai daugiau omega 3 negu lašišoj, bet lašiša poniška žuvis, graži, visi ją kažkaip tai akcentuoja. Mūsų klinikų kaviniai tai nėra lašišos, aš ten 3 kartus per savaitę valgau silkę ir visai skanu, žinau. Tai nėra taip blogai. Tikrai nustebinote su silkės faktu, pasidalinsiu ir tarp savo kolegų, kad nebūtina ponišką lašišą valgyti, norint gauti papildų. Tačiau man knieti toks klausimas, ar kaip vis tik praktiškai nustatyti omega 3 kiekį organizme, ir yra kažkoks tyrimas galbūt? Yra keli tyrimai. Vienas yra toks mokslinis, kada mes tiesiog ieškom, kiek yra kraujyje laisvų riebalų rūgščių, bet tai rodo maždaug, ką tu valgai per paskutinės 2–3 dienas. Tačiau tiksliausiai galim nustatyti tyrimų, kuris vadinasi omega 3 indeksas, tai yra omega 3 kiekis eritrocitų membranoj. Tai yra maždaug atspindi, ką tu valgai per paskutinius 3 mėnesius. Čia panašiai kaip glikuotas hemoglobinas 3 mėnesių atspindi tavo glikemijos kontrolę. Tai va tas omega 3 indeksas procentas rodo, kiek yra omega 3 tarp visų kitų rūgščių, kurie yra eritrocito membranoj. Jis yra atliekamas ir pas mus laboratorijose, yra dar kol kas gana brangus, bet verta jį nustatyti. Paprastai manoma, kad tas pakenčiamas omega 3 kiekis yra tarp 4–8%. Tačiau, kaip sakoma, nemirsi turėdamas tokį indeksą. Tačiau, aišku, galėtų turėti daugiau, jo labiau, kad yra tyrimai epidemiologiniai, kurie rodo, kad kuo didesnis omega 3 indeksas, tuo yra mažesnis mirštamumas, tiek bendras, tiek ir nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tai va, jeigu japonai jį turi tarp 9, 12, 15 kartais, tai veganai visi turi 3, tai yra tikrai mažai iš esmės. Tai amerikiečiai turi 4–5%, europiečiai 5–6%, turbūt iki 8 tai gerai, bet dar geriau turite daugiau, 9–12. Ir kaip sako mokslas, jeigu tu turi išeiti 4% ir dar 4 mėnesius vartoja omega papildus, tai tau per 4 mėnesius gali omega pauti iki 90. Tai reiškia, tikrai realiai tą galima padaryti. Taip, bet dar grįžtam prie žuvų. Jūs paminėjot tuną, tunas yra gerai, bet tunas jisai linkęs kaupti gyvsidabrio diocinus, kaip ir karžuvė, ryklys, nes nežinau, ar tokios mėsos čia pas mus yra. Bet yra tokia nuomonė, kad vis dėlto nepaisant to, vis tiek omega 3 atnešama nauda yra persiveria tą teršalų žalą. Bet kažkur skaičiuojamas tai amerikiečių yra kažkoks dokumentas, kad nėščiosioms nepartume vartoti tuno, ryklio ir karžuvės nėštumo metu, tiesiog saugantis.
Tai va, gal tave turi atsiminti, galime ir apie to išgyventi, turbūt 9 mėnesius. Na, pakalbėjome apie maistą, kaip ir tarėmės, ar ne, omega-3 kaip ir maistas, bet iš to plaukia, kad ir papildas, ar ne, ir dažnai girdim reklamose, kad omega-3 kaip papildų šaltinis galima naudoti, tai vis tik kada reikėtų rinktis kaip papildus jos naudoti ir kokia jų reikšmė mūsų sveikatai. Tai kaip minėjau, jie reikalingi ir membranų ląstelėm, ir kaip ir kai kurių medžiagų, kaip sakoma, ir sintezei. Tikrai jų reikia turėti. Ir turbūt tokių nėra ir gydų, kiek jų reikia vartoti. Tai aš manau, labai protinga būtų, kad jeigu kalbant apie tikslę mediciną, nustatyti savo omega-3 indeksą. Gali būti, kad tu turi tokią genetiką, kad tavo tas indeksas ir taip geras. Kažkur skaičiavome, kad Amerikoje, kad jie rado kažkokią tai arabų atstovą, kuris gėrė tik kefyrą, bet jo omega-3 buvo 30. Netikėtina, žuvies jie nevalgė. Bet tikrai verta tą padaryti. Ir aš manau, jeigu tikrai jis yra 2, 3, 4 ir žuvies jau mes, kaip sakoma, galimės išnaudojame, manau, kad tikrai tos papildus verta pavartoti. Aš vakar užėjau į vaistinę, žinau, kad šiandien bus tas interviu, pažiūrėti, kiek tų yra žuvies taukų. Daug, 16 priskaičiavau rūšių, bet kai pasižiūrė etiketes, tai iš esmės ten to omega-3 yra viso 500 mg, kartu dokoza hekta ir eikozapentainės rūgštis. Tai yra vis dėlto mažokai ir turbūt, jeigu jau nori papildyti organizmo omega-3, tai yra tie vaistai pas mus ir pavadinimo makoras, ten yra 8-50 mg, tikrai pakankamai daug šitų rūgščių. Aišku, kaina jo gal ir yra didoka, bet aš manau, kad tikrai verta į save investuoti. Galbūt aš grįšiu vėliau prie to klausimo, kokie tyrimai rodo, kad mums reikia bent gramo to omega-3, galbūt išbėgti ir į priekį. Buvo toks tyrimas atliktas Vital, tai yra sveiki savanoriai, kuriems buvo tirta vitamino E poveikis ir omega-3, 850 mg, tokio kaip mūsų makoro poveikis. Ir per 6 metus tie sveiki savanoriai, iš esmės, tie, kurie vartoja omega-3 po gramo vieną kapsulę, jų infarktų kiekis ženkliai buvo mažesnis negu tų, kurie nevartojo. Čia buvo tokių galbūt komunikacijos nesupratimų, kadangi buvo tirti visos išeitys - infarktas, insultas, poreikis ir vaskulizacijai, tai kažkaip, kai žiūri viską, tai nebebuvo naudos, bet kai žiūri vien infarktą, tai buvo. Tai mano supratimu yra pakankamai rimti duomenys, kurie, sakytų, mes net ir sveikiems žmonėms verta vartoti šitos papildus visą laiką, kad išvengti ūmių koronarinių sindromų. Supratau, tai dabar pakalbėjom apie papildus, vis tik dar pasiūlėt, kad išsitirti indeksą ar nebūtų vertėtų, kas norėtų pradėti vartoti, bet turbūt ir neišsityrus galima vartoti papildus, kaip nepakenktų. Drąsiai, aš manau, čia pas mus tikrai nebus didelis tas indeksas Lietuvoje. Na ir reikėtų pakalbėti apie omega kaip vaistą, jau tikrai užsiminėt. Tai vis tik kada gal iš praktikos galit pasakyti, kada skiriate kaip vaistą, ar nustačius būtent tą trūkumą, ar jau yra tam tikros patologijos, kada reikia skirti omega kaip vaistą? Manau, tai yra svarbiausia, ką aš čia paklausėte iš tikrųjų apie gydymą. Tačiau, kadangi jau gavau mikrofoną, biškai pakalbėsiu smulkiau apie tai. Ir turbūt kalbant apie omega-3 kaip vaistą, reikia prisiminti amerikiečių tokio mokslininko kaip Bill Harris pavardę. Jis yra tikrai guru šitos srities. Aš Amerikoje klausiausi ir paskaitos, ir podcastas yra nuostabus. Ir jisai, būdamas dar studentas, pradėjo to domėtis ir vienam iš savo podcastų pasakė, kad Amerikoje iš esmės kilo tai iš to, kad jų 303 valstijoje, Aliaskoje, praktiškai visi eskimai. Jie praktiškai nesirga širdies lygom ir insultų. Ir iš esmės tai jiem labai pasisekė, kad jie turi to maisto šaltinį, jie gauna per dieną 5-6 gramus omega-3. Pasisekė, bet kai tu gyveni 300 laipsnių minus, tai kai tavo džūnoj softi yra 2 kino teatrai, tai ką žinau. Bet šiaip jie maitinasi sveikai. Bet jiem, manau, kad pasisekė dar vienas daiktas, spėkit, kas jiem dar pasisekė. Čia geopolitika. Po kol kas neturiu idėjų. Jie prieš 19 amžiaus vidury buvo parduoto Rusijos Amerikai už $7 milijonus, tai reiškia 2 centai už akrą, 4 centai už hektarą. Tai dabar tikrai, manau, gyvena tikrai pilnavertį gyvenimą, turi gerą medicinos apsaugą, žodžiu. Tai jie buvo paimti, kaip pavyzdys, kaip priemonė, kaip taip tirti tuos dalykus. Ir pirmieji tyrimai buvo, skaičiu, labai grubus, tokie, labai ūkiški.
tiesiog tas Bill Harris paėmė 2 grupės ligonių, kurie valgė kaip valgė, ką tik nori, o kitiem davė 100 ml lašišos aliejaus, 35 gramai omega 3, 35 gramos omakor kapsulės per dieną, plus 2 lašišos steikai. Ir po mėnesio laiko daugumą jų pradėjo kraujuoti iš nosies, reiškia, jiem suskystėjo kraujas, jų trigliceridai sumažėjo apie 40%, labai daug, ir šiek tiek sumažėjo ir cholesterolis. Tai va, tai aiškiai, kad tai yra poveikis, tai reiškia, mažina agregaciją ir gerina lipidų profilį. Tai buvo tikrai tas tyrimas toks ūkiškas, bet tikrai padėjo pagrindus tolesniam tyrimam. Ir toliau čia pasirodo japonai su savo dželis tyrimu. Jie paėmė vėlgi ligonius, kurie jau sirgo širdies liga, vartoja statinus. Vieniem leido valgyti, ką noriu, kitiem davė plus 1,8, bet ne šiaip omega 3, o tiesiog vieno jos komponento, vadinama eikozo pentetilo 1,8 gramus. Tai yra pakankamai daug. Vėlgi tyrimas 5 metai ir tie, kurie gavo omega 3, jų infarkto ir insulto skaičius, dažnis buvo 300% mažesnis. Tai efektyvu. Tai iš esmės tai labai gerai. Bet vėlgi mokslas reikalauja tikslumo. Tai buvo tyrimas, kuriame nebuvo placebo grupės. Arba tu valgai, ką nori, arba tu geri tą 1,8 omega 3. Tai amerikonai prieš 8 metus pradėjo tyrimą vadinamą Reduce It, reiškia sumažink. Akronimai labai gražus tų klinikinių tyrimų visada būna. Ir tai buvo antrinės prevencijos pacientai arba aukšta rizika diabetikai, kurių trigliceridai buvo aukšti, kurie vartojo jau pilną dozę statino, buvo susimažinę lipidus kiek įmanoma daugiau. Ir vėlgi viena grupė gavo mineralinį aliejų kaip placebo, o kiti gavo 4 gramus to eikozo pentetilo, reiškia tos vienos eikozo pentainės rūgšties. Ir vėlgi tyrimas 4-5 metai ir pasirodo, kad tie, kurie gavo eikozo pentetilą, 4 gramus tai yra daug, jų išeitis buvo apie 25% mažesnės negu tų ligonių, kurie negavo nieko. Tai turime tyrimą, turime vaistą, kuris gali padėti virš statino dar susimažinti savo riziką susirgti miokardinio infarktu. Tik to vaisto mes neturim, jį vadinasi užsienį Vazepa, dabar buvo Europos draugijoje Amsterdame, dabar turi Vazkepa pavadinimą, tai jeigu 4 gramai vartojami, tai tu gali tikrai ženkliai sumažinti savo riziką susirgti infarktą. Bet šiek tiek įdomus faktas, kad paraleliai to tyrimo buvo atliktas kitas tyrimas, vadinamas Strength, jėga, ir čia tokie pat ligoniai gavo arba kukurūzų aliejų, arba vėl 4 gramus, bet jau ne eikozo pentetilo, o to tikro mišinio omega 3. Ir po 2 metų tyrimas buvo nutrauktas dėl signalo, bet kokio signalo nebuvimo, kad kažkas yra naudos. Reiškia, tas omega 3 mišinys nebuvo efektyvus. Tai va, bet aš manau, kad jeigu prisimintim tą Vital tyrimą, kur ligoniai gavo po gramą maždaug omega 3, jis buvo naudingas, tai būtų mums tos mažesnės dozės mišinio nereiktų pamiršti. Manau, kad tai tikrai naudinga. Na, daug kalbėjote apie užsienyje vykusius tyrimus, net kitose žemynuose, bet vis tik lietuvių tautybė irgi turi savo skirtumų. Galbūt yra atliekami kažkokie tyrimai Lietuvoje, ar čia vis tik yra terpė, kur tikrai dar galima vystyti mokslą, būtent apie omega 3 ar ten vaistus šioje srityje. Apie tai net nepagalvoju, bet tiek, kad aš skaitau, tieškai neužkliuvo akis, kad būtų daromas toks tyrimas, galbūt higienos institutas kažkokius tyrimus daro. Gal aš tikrai kaltas, kad aš labai esu pasinėręs tą anglosaksų literatūrą, gal čia tikrai kažką galima padaryti. Manau, kad galima ir turbūt kas dar liko, tai jeigu mes esame ištyrę tos 4 gramų eikozo pentetilo poveikį, tai kaip įdomu būtų su to kita dokozhekseno rūgštis, jeigu duotumėm 4 gramų šitos rūgšties. Tai manau, tokį tyrimą, jeigu kas padėtų, duotų pinigų, tikrai būtų verta padaryti. Labai tikrai įdomi tema, atrodo daug aptariam, bet norėtųsi galbūt to apibendrinimo apie būtent tas riebalų rūgštis mūsų klausytojams. Ką galėtumėte apibendrinant pasakyti? Jeigu kalbant apie mitybą, manau, kad tikrai venkime sočių riebalų, ypatingai tų kokoso palmių aliejų, tai tikrai blogis iš esmės. Tikrai drąsiai vartokime alyvų, kukurūzų, rapsų aliejų, ypatingai riešutų aliejus, tai visa čia, linų sėmenus ir visi rūšių aliejai, tai yra viskas labai gerai. Ir tikrai manau, kad omega 3 per dieną po
kapsulę, kuo iki gramo tikrai būtų mums visiems naudinga. Ir turbūt jau grįžtant prie medicinos, tai vaistą, kurį mes turim kaip vaistą, tai yra Omacor. Na, čia nėra reklama, čia realybė. Yra toks vaistas, kurį nusipirksite tik su receptu. Tai jį mes taip pat turėtume vartoti dažniau. Jis yra vartojamas tam, kad sumažinti trigliceridų koncentraciją. Nėra žodimo, kad šitas vaistas padeda išvengti išeičių, tačiau jeigu jūsų trigliceridai dideli, jūs bijote pankreatito dėl aukštų trigliceridų, tai ligoniui reikia skirti 4 gramus Omacoro per dieną, galbūt jau einant visai mediciną kartu su lipantiliu vaistu, kuris taip pat mažina trigliceridų koncentraciją. Tai labai noriu padėkoti už šiandienos pokalbį. Tikrai sužinojome, kad omega-3 riebalų rūgštis nėra tik tai papildas, yra ir maistas, net ir vaistas. Tai noriu padėkoti mūsų klausytojams, kad mus klausote ir iki pasimatymo. Iki pasimatymo. Iki pasimatymo.